Balandžio 11-18 dienomis mados ir stiliaus centre Europa vyksta mados savaitė. Renginių ciklas, kurio šūkis metas keisti plunksnas, spalvingumu, pasirodymų gausa, novatoriškumu prilygsta tikram mados festivaliui. Šventė orientuota suaugusiems pirkėjams, tačiau nemaža renginių dalis skirta ir vaikams. Juolab, kad jau ir Lietuvos pirkėjai pamažu ima suvokti vaikų madą ir ima paisyti stiliaus tendencijų. Man labai džiugu, kad pagaliau Lietuvoje žmonės pradeda kalbėti apie madą vaikams, nes nežinau, ar tai yra palikimas iš tų visų, žinot, okupacijos laikų ir to viso deficito, kad rengti stilingai, gražiai vaiką iš tikro atrodo neprotinga. Tai vat, po truputį tas didelis žmonių susidomėjimas mūsų renginiais ir mūsų visa veikla parodo, kad mes truputėlį ko gero gal vakaretiškėjam, gal iš tikro mūsų tas visas susikaustimas blėsta ir mes pagaliau pradedam kažkiek tai investuoti grožį vaikams. Balandžio 12-ąją į parduotuvę Hepik rinkosi dizainerės Agnės Kuzmickaitės kūrybos gerbėjos su atžalomis. Ta vakarą Agnė Kuzmickaitė pristatė mažyliams skirtų drabužėlių kolekciją Drugelis, kurią sukurti jauną mamą įkvėpė 8 mėnesių dukrelę Leonardą. Susilaukiau dukrelės ir nutariau padaryti tokią nedidelę pertrauką moteriškų drabužių kolekcijų kūrime, bet sulaukiau pasiūlymo iš parduotuvės, būtent Hepik, kad pabandyčiau kažką sukurti vaikučiams. Ir aš seniau buvau sukūrusi kolekciją, kurioje buvo drugelio motyvas ir kuris labai sulaukė daug dėmesio. Ir nutariau, kad visai būtų organiška panaudoti drugelio motyvą ir vaikučių rūbeliuose. Ir kadangi pats pagrindinis būtent ir visai ką tik gimusių ir šiek tiek didesnių vaikučių rūbelis yra bodis, tai kažkaip organiškai atsirado bodžiai su drugeliais ir vaikučiams. Pavasariškai žvaliai ir linksmai nusiteikusios garsios mamos žino, koks drabužis turi būti, kad patiktų ne tik vaikui, bet įtiktų ir šiuolaikiniai reikliai mamai. Aš kaip mama auginanti 2 vaikus, tai galiu pasakyti, kad mes esame priklausomi tiek nuo Hepiko, tiek nuo Agnės Kuzmickaitės drugelių. Galbūt dėl to, kad drugelis labai asocijuojasi su tokiais maloniais, trapiais dalykais ir mergaitė labai tinka. Tai vat dukrytei pirmą kartą buvo, kai sukurta Hepiko ir Agnės kartu kolekcija prieš 2-3 mėnesius, kaip užsidėjom suknelę, taip esam beprotiškai patenkinti ir laimingi. Kas yra labai gerai, tai yra ne tik tai gražu, bet ir labai praktiška. Dar yra vienas dalykas labai patogu ir tinka ypatingai alergiškiam vaikam, nes tai yra medvilnė, tai yra trikotažas, kokybiškas, ekologiškas ir kadangi auginu 2 vaikus iš tikrųjų alergiškus, bet noriu, kad jie atrodytų ir gražiai, ir patogiai. Ir dar vienas galbūt akcentas, kas man labai patinka su Hepiku ir Agne Kuzmickaite, kad tai yra, sakyčiau, pirmieji, kurie iš tikrųjų kuria madą vaikam ir jie daro tai puikiai. Nes kur be būtumėm, kur nuvažiuotumėm ar keliautumėm į užsienį, visi pastebi mus. Nes iš tikrųjų tai yra labai gražu. Ir drugelis, be to, galbūt galima sakyti, mes netgi pamišę dėl drugelių, nes jie yra laimės simbolis, daug kur traktuojamas. Ir galima nešioti ir dukrai, ir mamai, kartu taip pat pasipuošus, kas sukelia dar daugiau žavesio. Pirkdama rūbelius vaikams, pirmiausiai kreipiu dėmesį į tai, kas į medžiagos sudėtį, į patogius rūbus, kad vaikas jaustųsi patogiai, todėl kad vaikai tikrai nepaiso jokios mados, jie žaidžia, jiems reikia laisvai judėti, kad audinys būtų mielas prie kūno. Ir tiek tik ir kreipiu dėmesį. Tikrai nesivaikau jokių dizainerių rūbų ir tai nėra aktualu. Svarbiausia patogumas, o Agnė tikrai kreipia dėmesį tai, nes pati yra mamytė. Kolekcijos pristatymo metu žinomos verslininkės, dizainerės Agnės klientės negailėjo pagyrų jaunai drabužių kūrėjai ir pabrėžė itin besidžiaugiančios, kad jų pamėgta dizainerė ėmėsi rengti ir vaikus. Labai gražus drabužiai, labai, manau, gražus tas ir žaismingas drugelis ir tokia išskirtinis jos tas
ženklas, kaip tai tikrai, na, man labai graži, labai simpatiška kolekcija. Tai aš sakau, jeigu aš turėčiau dabar, jeigu mano vaikas būtų kūdikis, 6 mėnesių ar metų ar 2, tai aš tikrai įsigyčiau ne vieną daiktą, bet dėja, dabar mano vaikai yra truputėlį išaugę iš amžiaus. Tai man tai tiesiog džiugu ir smagu, kad žmonės kūrė ir jeigu kūrė, tai vadinasi yra ir tų, kurie su malonumu nešios tos daiktus. Motinystė besidžiaugiančios kūrėjos darbai mieli širdžiai net toms mamoms, kurios augina sūnus, bet svajonėse supuoja ir mažą princesę. Be galo žaviuosi Agnės darbais, ypatingai tais mažais, gražiais drabužėliais, mergaitėm. Visada svajojau turėti mergaitę, dėl to man tai labai gražu. Ir aišku, žaviuosi ir Agnės drabužiais, kurie yra siuvami suaugusiems. Turiu jos vieną nuostabią suknelę. Šiltasis metų sezonas jau džiugina miestiečius, o šypsenų ir smagių emocijų būna dar daugiau, kai gali pasipuošti patogiu, išraiškingu, kokybišku drabužiu.